kažkas kito, žinau. Kažkas dar per šoną. Man pasirodė, kad kažkas didelis per šoną. Galėjau jam kišti. Eik tu čia. Bus ilgai ir nuobodžiai. Tai sakau. Aš sakau, čia man atrodo į šoną kažkas gavo. O, kur, kas? Tai nebus koks amatas? Ką žinau. Jis labai pakilo iš čia. Pala, nekiš tik staigiai, nekiš. Ой, кто нахуй, Лида, какой? Кто нахуй? Ты Можно стрелять, Tai čia tai rekordiniai, manau, 100%. Ale, net koja dreba. Lydeką? Lydeką, eik tu nahui. Lydi monstras. Eik tu nahui. Va taip, be pavadėlio, nieko. Tvarkykis. Užlaukytais, kai visada. Nėra ilga, bet tai jau galvojau į šoną kažkas įkabintas. pasiruošuotas esi. Eik, tu ką, žinau, kaip mane, ką su ja man daryt, blėt. Eik, tu šiai valtį keliu ir tvarkau, ar kaip mane daryt, blėt. Eik, tu kam kimba tuo žuvis. Tai gražiai užlaukytais kraščių. Gal turėsim. Ir vyram parodė veiks. Gražiai, nu, все тако.
Ją paimti iš čia. Viskas užapačiuos. Pamatuoti ją įdomu būtų. Tai aš turiu, čia tai nedėsim, aš turiu metrą. Tai čia kažkur ar Tai va kaip čia čia vis tiek turi susietų, kel, gerai susietų. Neturiu skuduro. Kel susietų. Aš svertai gal nesvertai? Ne, čia svertai net ir tikslo visai. Dar starkiuką iššovis starkį. Dar vienas. Tai sakai, žuvies dachuja šitoj vietoje, ne? Ne, susietų kelas, susietų. Reikia skaičiai, viskas. Eiktų, kiek dar jūs marvės ir jėgos turi. Guldy. Tu pažiūrėjai. Eik tu namas. Eik tu namas. Baig. Guldyk, dar paguldyk, pamatuosi. Kaip jie čia imti Nekiš nieko, tiesiog pasiguldyk. Laikyk paspaudęs, viskas, laikyk. Marvės kiek turi. 90. Nu, 9. 98. Jo, 98. Dar ten biški priekis, 98. Tai dabar imk iš čia, žinai, už to. Jo, kažkaip. Tu imk fotiką, tada paimsiu. Ai, tas kaip čia suėjo. Šitaip. Jie va taip turi, žinai kaip. Jo, va taip, va šitaip. Jonas, dar vieną pasikelt vieną kartą ir paleisim. Bet leisim, gal susijėtų leisim. Ja. Oi, tvargi. Gerai, kad supirštinė. Na, dabar bandyk dar. Atminčiai. Per akis. 98. Lydeka. Bet jau pakel, parodyk jau. Parodyk. Nu, nesvėrė. Daugiau bus, jaučiu. Bet labai įploti jau toks rastas.
Į nahui. Greičiau čia ieškai. Jo. Nuėjau gerai. Čia man daugiau streso negu džiaugsmo. Eik tu čia. Tai va, ant to, kad liko veisė. Va, kibo, čia širys buvo. Pertraukėlės reikia. Pirštą visgi pradryskai, maladėt. Pervarė? Jo, vieną. Tai mes dabar įleibę pirštinais. Ne, šitą ranką paleidinėjau. Šitą gerai, o šitą... Kai pasimuisti, kai taip kėlė, vat, blėt, matai. Nėra praktikos su tokiam žuvim. Tu matei, kaip įėjau, kaip jinai roliai, tą visą ėjimą, kotą, spinningą, viską. Aš jau namo galiu važiuoti. Man dar šilta, žinau, kol kas. Tai dar šilta man, žinok. Net rankovės pasiraitoja. Čia prie pat valties ir smeigia. Jie po valtį man smeigia, karočią. Aš traukiau į tą šlaitelį, į tą dugną visada daužiau, nešaukdinau, į juo ėjau. Ir kažkaip kelintą sykį jau čia taip būna, tai eina. Ir pakėlęs biškį palaikau tiesiog. Ir laikau, tik tai dunkt. Ta kaip pirmų sykių pakilo toks didelis ir karočią šitas. Bet jau gal ir šalta darosi. Tai žodžiu. Pagalvojau, karpį į šoną įsekta, dar kitaip ėjau ir visą kitą. Čia belašišos. Čia galbūt gyvenimo lydeka. Tikiuosi, kad gerai jinai gyvens. Tai puikiai gyvens. Bet o kaip vytis gyvens, Oi, tas pirštas. Ale įrėžiai tai gerai. Eik tu, kai gerai įrėžiai. Kaip turi būti. Tik dunkt. O, nepažeidė? Neik tu už... Už pačios lūpytės kraštų. Nežinai, būna. Dėl to jinai čia taip ir ėjau, nes be skausmo praktiškai.
Bet greit pasikėlėm. Nu, vat pažiūrėsiu, kiek laiko gavosi visas procesas. O, blėt, pirštas tai vis dar kruvinas, nahui, visiškai. Ten gana ilgai tau gali būti. Gali man greit įmesti nuotrauką, kai ištrauksiu kurią nors vieną. Reikia. Jo.